Taip, turim tomenyje, kad 3 rungtynės per savaitę, tai gerą energiją turėjom ir gerą kamuolio spaudimą. Ypač pirmoji rungtynių pusėje tikrai kibo žaidėjai į atlapus paprasčiausiai ir pasidarėm tokią, pasistatėm persvarą, kurią pavyko išlaikyti. Norisi tokiu sezono metu mažiau tų ups and downs vadinamų. Ir kas dar. Prieš rungtynės labai akcentavom kamuolius, juos laimėjom ir procentais laimėjom, tai tas svarbu, akcentavom buisų sustabdyti labai. Bet tritaškio gynyba nebuvo pati geriausia, tokios naivios pagalbos kažkur, tokie nepilni klauzautai ir mes turim kaip žaidėjai, kaip treneriai, kaip komanda, mes turim matyti tokį didesnį paveikslą, žiūrėti į priekį ir neit tik taip laimėti šitas rungtynės, mes turim, kaip pasakyti, būti geresni kiekvieną dieną ir ruoštis tom lemiamom kovom, tas yra svarbiausia. Kaip ir kalbėjote apie tą gynybą, labai daug susikūrėt iš gynybos rungtynių pradžioje, 21 taškų pabėgo, daug perimtų kamuolių, greitos atakos, greiti taškai. Kiek jautėt, kad komanda yra pikta po tų nesėkmių su Klaipėdos Neptūno komanda, kad, kaip sakant, priėmė asmeniškai, kaip Jordanas kažkada sakė? Nežinau, aš nesu psichologas kažkoks, tiesiog treneris ir aišku, žaidėjai tikrai norėjo, matėsi ir jau pasiruošime. Čia tas yra normalu, turime kiekvienas rungtynės taip eiti ir tiek. Mes, sakau, šiemet žaidėm 15 skirtingų varžovų ir tik vieno neįveikėm, Malagos Unikakos, o Neptūnui pralaimėjom ketvirtadalį visų pralaimėtų rungtynių. Treneri, kalbant apie... Sakom, tai aišku, žaidėjai norėjo kažkiek to vadinkim, revanšo. Kalbant apie žaidėjus, truputį Adžiai Kaulas pastaruoju metu įsibėgėjo LKL, ar ne? Atrodo, antrus metus taip iš eilės sezono antroje pusėje jis persijungė aukštesnį lygį, ką jis dabar pastaruoju metu tą mėnesį daro ypač gerai, kai LKL jau irgi tą aukštesnę pavarą yra įjungęs. Per daug nenoriu apie tos žaidėjus atskirai kalbėti. Ar gerai, ar blogai, tai šiais laikais niekam nepatinka. Gerai, tai irgi kažkur gal užmigs. Aš vis tiek apie tos žaidėjus overall šnekėsiu gerai. Jie man čia padėjo 181 rungtynės laimėti, tai netyčia paskaičiavom. Tai ką aš galiu blogo pasakyti. Dar treneri, žiūrint tą mėnesį ar ne jau po Europos pabaigimo, kokį tą, sakykime, progresą jau pamatėte iš tos komandos, iš to požiūrio pusės galbūt, kai dabar jau irgi minėjot, kad diena iš dienos turit tobulėti, ar ne? Ir koks tas tobulėjimas diena iš dienos ir kaip jis atrodo? Turim jau po truputį, aišku, dar nepilnas mėnesis, bet tas playoffinis režimas kažkur turi po truputį jau tos kibirkštis turi ateidinėti. Ir sakau, mes turim matyti didesnį paveikslą. Kažkas mažiau žaidė, kažkas daugiau žaidė, kažkas gal nežaidė šiandien, tai yra visiškai nesvarbu. Mes 3 rungtynės per savaitę turim ir mes turim matyti didesnį paveikslą, kažkur kažką gar pataupyti, kažkur kažką minutės, kad ant tų lemiamų kovų mes būtume topinę savo versiją. Tai tas yra svarbiausia ir sakau, ta esmė tą paveikslą matyti didesnį. Praėjusią savaitę Stevenas patyrė traumą ar nepaskelbė komandą apie tą sužeidimą, bet kiek galbūt to išgąsčio iš tikrųjų buvo komandai, kai pamatėte tą sužeidimą ir ar, sakykime, tą diagnozę šiek tiek, kaip pasakyti, numušė akmenį nuo širdies, kuri buvo? Jo, ten galėjo būti blogiau, ir vaizdas buvo blogiau, ir kai tyrimus darė, atrodė, kad bus blogiau, bet atsipirkom tokiu, kaip pasakyti, to tik tai išgąsčiu ir neilga reabilitacija ir manau savaitė kita jisai tikrai grįž prieš playoffus, tai net nebejojam ir svarbiausia vėl prieš tos playoffus būt visus žaidėjus turėti sveikus, pasiruošusius, motyvuotus ir jokių net mikrotraumų neturinčius. Treneri, apie asmenybę sakėt, nenorit kalbėti, bet prisiminus, koks buvo Artūras Gudaitis, kai atvyko į komandą ir koks, tarkime, buvo šiandien, ir atkovoti kamuoliai puolime ir pozicijas visai neblogai užsiima, ir gynyboje ir puolime geras užtvaras stato, ir gynyboje atrodo visai kur kas solidžiau. Tai kaip vertinat Gudaičio formą ir kiek jis žengė į priekį nuo to laiko, kai jis atvyko jūsų komandą? Dirbam visi vienodai, stengiamės vieni kitus stumti. Ir žaidėjų vertinimais turėtume užsimti po playoff. Tai čia turbūt tas yra svarbiausia. Mes nenorim kažkur per daug
overexcited būti kažkur po vienų rungtynių, po kitų rungtynių. Čia sakau, daug dabar tų rungtynių ir nesinori paskui nusivilt, kažkas atrodo jau ir paskui vėl kažkur. Tai žinot, čia toksai to krepšininko gyvenimas, čia kiekvieną dieną tu nebūsi tam top tam lygmenį, bet sakau, visi gerai dirba, drąsiai galiu pasakyti, kad geriausia grupė per 5 metus žaidėjų treniruočių prasme, bet ar tas kažką atsilieps rezultatuose bus matyti sezono pabaigoje, čia tą nieko, kaip pasakyti, nieko garsiai nesakau. Ir kiek teko matyti, Javono Graveso šeima šiandien buvo atvykusi, bet minučių negavo jis šiandien. Kaip reikia jį įvesti labiau žaidimą, kiek jūs stengiatės per visą sezoną ir kur jis labiausiai stringa ir kokia apskritai jo situacija yra komandai dabar? Jo situacija yra ta, kad jisai sveikas žaidėjas ir jisai šiandien buvo 12, bet negalime mes visų žaisti, nebus visi žaidėjai laimingi tą dieną, o ten atvažiavo ar neatvažiavo, tai žinot, jeigu mes čia šitus pradėsim žiūrėti, kas kur ką, tai nežinau, žais Mažeikiuose labai daug minučių ir tiek žinių, tai nematau čia jokios, čia yra normali komandinė pergalė ir normalus, kaip pasakyti, rotaciniai reikalai, turint 3 rungtynės per savaitę. Ir ko trūksta, tai kiekvienam kažko trūksta, o Javonas pastaruoju metu labai daug dadėjęs yra gynybai ir norisi, kad jis savo tą pasitikėjimą per gynybą kaip pasakyti, įsineštų ir į puolimą. Nes puolime tikrai yra talentingas žaidėjas, būti geresniam su užbaigimu, nes atrodo ir apeina ir viską kažkur paprasčiau reikia užsibaigti ir viskas. Ir mes jį turim sveiką, gyvą ir pasiruošusi. Tai šiandien nežaidė, tai nereiškia, kad vėl žiūrim į tą didesnį paveikslą. Pirmiausia, aišku, sveikinimai Ryto komandai. Tikrai buvo po 2 tokių, gal jiem netikėtų pralaimėjimų, tikrai buvo užsivedę, užsikūrę nuo pat pradžių, nors aš žaidėjams sakiau, kad tikrai, šiandien bus tikrai sunku nuo pat pradžių kažkaip. Bet vis tiek Rytas yra, kaip ir būtų, LKL čempionai dar esami, tai tokių klaidų nedaleidžia ir net nebandė juokauti nuo pradžių. Ir lyg ir bandėm, kažkur lyg ir prisivėjai viskas, vieną kitą klaidelę ir vėl jie atitolsta. Ta prasme ir gaila, kad kai kurie žaidėjai ten skausmus pajautė, bet nežinau, čia nieko rimto nebus, bet jie jau nebegalėjo žaisti. Čia nepasiteisimas iš tikrųjų, sakau, Rytas visur greitesni buvo. Ir gana dažnai klydo, šiandien 19 klaidų padarėt ir varžovai bėgo į greitas atakas ir tarkim antram kėlinį, man atrodo, viena pražanga buvo ilgą laiką, Rytas daug bėgo. Baigiant su 2, nežinau, šitą aš gal kaip tik reikia nebešnekėti, bet šitą ištisai kartoju, rodau, bet čia tik aš taip, kiek pasižiūriu, kitose komandos irgi su to pačiu susiduria. Atrodo, jau reikia šauki, kad subauduoti dar kažką, bet jiem gal tuo momentu kitaip atrodo. Kaip metai iš po krepšio, tai metam greito ir vis tiek ir vieni kitus dairosi. Elementariai subauduoti reikia 3-4 kartus, bet tas neįvyksta, aš nežinau kodėl. Apie Dešiurą Bui kalbėjot praeitoj konferencijoje, kad žais tie, kurie nori žaisti, šiandien jį žaidė 12 minučių ar trauma, kaip kalbėjot? Taip, kažką pajutė skausmus. Ne, praeitas rungtynės gal kažkas neteisingai suprato, bet gal jisai pradžioj kažkas jam nepasisekė, jisai su savim kažką pradėjo, čia mėgsta sakyti, neįėjo tas rungtynės ir pradėjo ant savęs pykti ir kažkaip toks, jis nėra tas, kad jis nenorėtų, jisai karys yra iš tikrųjų. Jisai karys, bet kažkaip tai jis išsimušė iš ritmo praeitas rungtynės, o šitas jisai 100% buvo nusteikęs viską, bet pajuto kažkokius skausmus. Aš manau, kad gal nieko rimto, bet aš jo nebegalėjau laikyti aikštelėje. Irgi paminėtos 2 sudėtingas. Šiandien tokias, kai traumą patyrė, bet praeitos sudėtingos rungtynės ar ne, bet kaip reikia, kad jis grįžtų, kaip reikia padaryti jums kaip treneriui, kad tas Dešiuras grįžtų į savo tą ritmą, kurį jau rodė, sakykime, taip prieš tai? Ne, tai čia viskas tokie dalykai, mini susideda, tai mes pasikalbėjom, viskas gerai iš tikrųjų. Geras vyras yra, viską, aišku, ten profesionalas, viską, tai nėra lengva iš tikrųjų legionieriam, čia ne tik, sakykime, ir iš mūsų komandos, ir kitose komandose, jų galvas tai irgi neįlysi, ir namo norisi gal važiuoti, užeina ten, užbanguoja kažkas, čia kitą dieną prisiverti, toks jau sezono galas, bet ne, čia nieko, mes pasikalbėjom ir iš tikrųjų net tame bėdos buvo, taip kad manau, kad svarbiausia, kad jisai ir sveikas būtų, tai
Tikriausiai Johnsonas pozityvas šiandien yra jūsų komanda, ne? Jis visą laiką nusiteikęs, jis toks visą laiką pozityvas. Jis eina kariauja, būna sekasi, nesiseka, bet jisai karys yra. Dar treneri, truputį pakalbant ir apie lentelę, ar ne? Dabar atrodo susilyginot lygiai su Kėdainiais pergalėm pralaimėjimais, ar ne? Kaip reikia, kad, sakykime, Neptūnas jau kiltų tą, sakykime, į viršų pačio lentelę ir būtų rimtesniai pozicijai atkrintamosiose? Aišku, tas toks, negali kaltinti reikia to grafiko, bet taip susidėjo čia su tokiam tikrai ir 2 kart rytas, aišku, vieną, kad laimėjom, tai ir šitą, ir Vilkai, ir tas nedėkingas vakarštis, bet nieks, eisim, kovosim, čia net kalbų nėra, net. Aišku, kai kurios komandos naudojasi mūsų pralošimais, taip ir gavosi. Mes tą duobę įkritę ir kitos komandos pakilime ir žiūri, kad jau rezultatas jau lyginasi šitoj lentelėj, tai labai nesmagu ir labai neramu, bet dar daug rungtynių liko. Kaip treneri, kalbant apie jūs patį, kaip pats jaučiatės vis tiek įmestas į tokią ugnį, galima sakyti, sezono pabaiga, daug rungtynių, treniruotis nėra, kada komandos forma nėra pati geriausia. Kaip miegat, kaip bandot motyvuoti komandą ir apskritai, kaip jaučiatės pat šitoj pozicijoje dabar šiuo metu? Nieko, kažkaip įsivažiuoju tą rutiną, kažkaip gyveni, ruošiesi viskas, nes gal rungtynės baigėsi, jau šiandien reikia jau kitą komandą žiūrėti, viskas, reikia šitas kažkaip užmiršti dar, kažkaip ir tas klaidas jau nebespėjai, kažkaip ir toks tas laikotarpis, galbūt anksčiau, vėlgi dabar kas 3 dienos rungtynės, tai tikrai nėra lengva. Ir tą užsimiršti ir čia jau vos neužsimiršti, kaip Utenoj buvai, o čia jau šiandien žiūri Vilnių, jau dabar jau žiūri, kad jau, žodžiu. Tai nėra lengva, bet patirtis tikrai gera. Treneri, dar kalbant apie jūsų darbą, ar truputėlį, kokį pokytį pamatėt, sakykime, žaidėjų pusės, kai jūs jau perėmė tą vairą, ar kažkokios emocijos daugiau buvo komanda, ar kažkokių tokių dalykų? Ne, tai šiaip su komanda tikrai visą laiką gerai labai sutariau, dėl to tai gal buvo kokie porą dienų tokie pasimetę visi, nesuprato, kas darosi. Vieni dairosi, į mane dairosi, nieks nepasikeitė, sakau, aš nebent apsikirpau, sakau, aš nežinau, o daugiau, tai sakau, jokių pokyčių nebus, ta prasme, nei žaidime, nei, tai jie taip nedrąsiai, kol kažką tai, kol apsiprato, čia neįmanoma kažką pakeisti, čia mėnesis liko iki sezono galo, turim žaidėjus, ką turim, tai ką čia prikaitaliuosi dabar. Ir dar kalbant apie Pavelką, šiandien žaidė tik 5 minutės, čia trauma ar tiesiog netiko prie varžovų, nors Gudaitis stumdėsi visai neprastai būdos aikštelėje. Šiaip dabar Martynas yra geroj formų ir gaunasi, kad pas Rytą nežaidė, Inochas nežaidė. Tai va, didžiąją dalį žaidė su Masiuliu žaidė, tai, Tomašas iš visos pagarbos jam, jis netinka paprasčiausiai. Tai vat, kai tokia, kai visi mažesni, tai kuris dar ten, jisai pergauna žmogus viską, bet nieko bus rungtynininkai, jisai tikrai bus reikalingas, tik toks nusiminęs dabar viską, bet manau, kad atsigaus, nežinau, čia nedaug to laiko liko, bet tikrai komandos dalis ir viskas, bet šiandien paprasčiausiai, nebuvo kur jo. Per didelis buvo Ryto sudėčiai daugiausiai.